Ar tavo tikslas yra uždirbti daugiau pinigų? Pateiksiu tau pavyzdį pasinaudojant drugeliais vietoj pinigų. Įsivaizduokim, kad tu nori sugauti kuo daugiau drugelių ir turi du pasirinkimus. Vienas iš tų pasirinkimų yra tinklas ir su tuo tinklu tu mosikuoji po pievą ir gaudai tuos drugelius. Bet tau visą laiką reikia mosikuoti, kad tu juos pagautum. Kitas būdas yra sukurti sodą ir taip pritraukti tuos drugelius, kad jie patys atskristų pas tave. Tai lygiai tas pats ir gyvenime. Mes galim dirbti darbą, kur kiekvieną mėnesį reikia pradėti nuo nulio tam, kad uždirbtume pinigus ir visą laiką pastoviai dirbti. Arba mes galime pasinaudoti įrankiais, sistemomis ir pritraukti klientus pas save. Jeigu mes, pavyzdžiui, turime produktą ar paslaugą, kurią teikiame, ir galim pasinaudoti tokiais įrankiais kaip socialinė medija, tuomet žmonės ateis patys pas tave, o kartu ir pinigai.